Kalbės Europos parlamento narė, Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo deputatė, nepriklausomybės akto signatarė Laima Andrikienė. Ačiū pirmininkė, ekscelencija prezidentė, aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkė, eminencija kardinolė, ekscelencijos, sesės ir broliai signatarai, ponios ir ponai, šio iškilmingo posėdžio dalyviai, Lietuvos piliečiai, mus stebintys televizorių ekranuose. Esu viena iš 124 aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo deputatų. Vėlų 1990 kovo 11 vakarą balsavusių už Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimą ir pasirašysiu nepriklausomos valstybės atkūrimo aktą. Tuomet buvau Lietuvos sąjūdžio atstovė, išrinkta Jurbarko kaimiškojoje rinkimų apygardoje ir Lietuvos sąjūdžio įpareigota, pasižadėjusi Veliuonos, Seredžiaus, Juodaičių, Skirsnemunės, Smalininkų, Pašaltonio, Raudonės, Vadžgirio ir kitų Jurbarko rajono kaimų ir miestelių žmonėms balsavau už nepriklausomybės atkūrimą. Todėl šiandien visų pirma lenkiu galvą prieš visus sąjūdžio darbininkus, prieš Jurbarko rajono kaimo žmonės balsavusius už mane, dėkodama, kad tuomet pasitikėjote manimi. Lenkiu galvą prieš kolegas signatarus, su kuriais kartu čia, šioje salėje, džiaugiamės ir liūdėjome. Esu tikra, kad kiekvienas signataras turi savo miestą ar rajoną, kurio žmonėms jaučia dėkingumą už tuomet išreikštą paramą ir pasitikėjimą. Taip pat nebejoju, kad šiandien Lietuva švenčia, iš tiesų švenčia 15-asias nepriklausomybės atkūrimo metines, dar kartą prisimindama visą mūsų kartu nueitą kelią. Sunku, iš kiekvieno pareikalavusi aukos, pasiryžimo, meilės, susitelkimo ir sunkaus atkaklaus darbo. Į šį iškilmingą posėdį vos spėjau atvykti iš Prancūzijos žemės, iš Strasbūro, kur šią savaitę posėdžiavo Europos parlamentas. Turbūt ne visiems žinoma, kad vienoje Strasbūro bažnyčioje yra senas paveikslas, vaizduojantis krikščioniškąją Europą, einančią prie kryžiaus. Paveiksle iš didžios senosios Europos valstybės ir tautos vaizduojamos kaip puošnus ant žirgų jojantys riteriai, o voros pabaigoje paskutinė, be žirgo, basa eina mūsų Lietuva. Šiandien tame pačiame Strasbūre, Europos parlamente dirbantys Lietuvos atstovai liudija, kad Lietuva, siekianti tapti sparčiai besivystančią, modernę, žiniomis grindžiama ekonomika, visuomenė, valstybė, tikrai nėra nei paskutinė eilėje, nei tik vargšė basakoja mergaitė europietiškų veidelių. Šiandien mūsų su jumis Lietuva laisva demokratinė valstybė, NATO ir ES narė, kurioje gyvena, tikiu, laisvi ir save gerbiantys piliečiai. Justino Marcinkevičiaus dramoje Katedra yra veikėjai, kurių vienas vadinasi Baltasis, o antrasis Juodasis metraštininkas. Jie abu rašo Lietuvos metraštį, istoriją. Tokiais ir tokiais viešpaties metais Lietuvoje nutiko tas ir anas, tik pirmasis viską piešia šviesiomis spalvomis, o antrasis kuo tamsesnėmis, kuo niūresnėmis. O juk ir tada, kai buvo statoma Vilniaus katedra, ir dabar Lietuvoje yra visko, ir juodo, ir balto, ir gero, ir blogo. Mes kiekvienas kasdien darbais, veiksmais, žodžiais rašome Lietuvos metraštį, mūsų valstybės istoriją. Ir po daugelio metų jau kiti baltieji metraštininkai pasakys, kad 14-15 atkurtos nepriklausomybės metais Lietuva tapo NATO ir ES nare, o Juodasis metraštininkas pridurs, kad lietuviai medžiojo, tik ne giriose, o vieni kitus, negalvodami, kad mūsų beliko tik 3,5 milijono, kad negalime sau leisti to daryti. Lietuva negali būti pamotė savo vaikams. Mes turime išmokti saugoti vienas kitą, būti vienas kitam pakantesni, tolerantiškesni, atlaidesni. Esu tikra, kad Lietuva turi eiti ir eis pirmin. Ji bus veržli, dinamiška valstybė.
Lietuvos vaikai studijuojantis ar dirbantis užsienyje anksčiau ar vėliau sugrįš namo, o jei kuris nutars ilgesniam laikui svečioje šalyje pasilikti, vis tiek nebus abejingas savo tėvynei. Ir dar, mano triumfo valanda yra ne tada, kai čia šioje salėje minime iškelias datas ar keliame vėliavas nepriklausomybės aikštėje. Mano signatarės triumfo valanda yra tada, kai matau Lietuvos jaunimą mokyklose ir universitetuose, atkakliai ir reikliai siekiantį žinių, suprantantį jų svarbą kiekvieno ir valstybės ateičiai. Mano signatarės triumfo valanda yra tada, kai matau žilagalvės Lietuvos ūkininkės ar tremtinius, išdidžiai vaikštančius po Europos parlamentą ar NATO būstinę Briuselyje, sunkiai paslepiančius jaudulį ar džiaugsmo ašaras, visą būtybę suvokiančius, kaip daug visų bendromis pastangomis pasiekta per 15 atkurtos nepriklausomybės metų. Mano signatarės džiaugsmo valanda yra ir tada, kai matau Lietuvos karius ir karininkus, petys petin veikiančius su kitais NATO kariais, saugančius mūsų ramę būtį. Palyginus su šia mūsų Seimo sale, Lietuva yra labai, labai didelė. Todėl baigdama visus mus girdinčius ir matančius televizijos ekranuose, visus Lietuvos piliečius ir Lietuvos draugus kviečiu švęsti. Nesidrovėkime šiandien, rytoj, poryt, parodyti vieni kitiems džiaugsmo ir meilės, pasveikinkime su švente draugus, kaimynus, o ir visai nepažįstamus žmonės. Rytoj vėl kibsime į darbus, o šį vakarą pakelkime džiaugsmo, dėkingumo, pagarbos kupinas taures už mūsų atgautą laisvę, už mūsų tėvynę Lietuvą, už mūsų žemę, už mūsų jūrą, už taikę mėlyną Lietuvos padangę, už mūsų žmonės, Lietuvos piliečius, kur jie šiandien bebūtų, už mūsų tėvus ir mūsų vaikus, už visus nepriklausomos Lietuvos darbininkus, už mūsų draugus ir sąjungininkus plačiame pasaulyje, nes visa tai kartu sudėjus ir yra Lietuva. Su švente, mėgėjai.